Sveiki, bičiuliai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę pasidalinti savo mintimis apie Lietuvos žydų gelbėtojus. Savo paskaitą pavadinau Tyliosios herojai ir tylieji herojai. Nes kalbėsime apie žmonės, kurie yra galbūt kitokie herojai, nei mums įprasta manyti. Jie nepriklauso kažkokiam specialiam būriui, nedėvi uniformų, nesikauna miestų gatvėse ar miškuose, tačiau jų kova, jų užimta pozicija iš tikrųjų buvo ypatinga. Tai tikiuosi, kad paskaita bus įdomi ir naudinga ir galiu garantuoti, kad praleisime šitą artimiausią valandėlę su labai puikiais, geroje kompanijoje. Viename savo laiškų bibliotekininkė Ona Šimaitė, bene žymiausia Lietuvos žydų gelbėtoja, rašė: "Tomis dienomis man iš tikrųjų buvo gėda būti nežydė, matant, kaip žūsta vienas po kito mano geriausi draugai. Gėda gyventi, gėda turėti pastogę, gėda turėti galimybę nusiprausti, kai tūkstančiai žmonių tokių minimalių dalykų nebeturi. Bet kai Damoklo kardas kaba ant jų galvų, kada kiekvienas gali tyčiotis ir kankinti, kai netingi." Onos Šimaitės indėlis į žydų gelbėjimą buvo milžiniškas. Jis slėpė pas save mirčiai nacių pasmerktus žmonės, nešė maistą į getą, Vilniaus getą, išneždavo žydų kultūros vertybės ir jas slėpdavo, veikė kaip ryšininkė, aprūpindavo žydus suklastotais dokumentais, kad jie galėtų gyventi už geto ribų, tarsi legaliai, ir darė daug kitų šventų darbų. Naciams išsiaiškinus buvo suimta, kankinta, vėliau išvežta į koncentracijos stovyklą, kurioje, ačiū Dievui, išliko gyva. Nors nuo Antrojo pasaulinio karo praėjo 80 metų, Šimaitės ir kitų gelbėtojų sprendimai daro įspūdį, įkvėpia ir skatina domėtis, kas buvo šie žmonės, kas juos siejo, kuo gelbėtojai skiriasi nuo kitų savo amžininkų, stebėtojų ir tų, kurie vykdė genocidą. Kodėl šie drąsūs žmonės gelbėjo žydus tuo metu, kai pasak holokaustą išgyvenusio kauniečio Valdemaro Ginsburgo, cituoju, nužudyti bejėgį buvo pagirtina, o jo saugojimas užtraukdavo mirties bausmę. Pradėsiu nuo dviejų įsimintinų simbolių, kuriuos sutiksite, jeigu domėsitės žydų gelbėtojais: žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus ir pasaulio tautų teisuolio medalių. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius tai dar prieš karių steigtas ordinas. Jo mūsų valstybė apdovanoja asmenys, kurie gelbėjo kitus žmonės, rizikuodami savo gyvybę. Dažniausiai iš gaisrų ir skęstančius. Nuo 92-ųjų šiuo garbės ženklu dažniausiai apdovanojami Lietuvos žydų gelbėtojai. Rugsėjo 23 prezidentūro iškilmingai ceremonijai. Žūvančių gelbėjimo kryžioje, kaip matome, vaizduojamas baltas balandis, nešantis alyvmedžio šakelę. Tai vienas seniausių universalių kultūros simbolių, kurio kilmė siejama su Viduržemio jūros regionu ir konkrečiai žydų ir krikščionių šventraščių Biblija. Žinome tą istoriją. Vieną dieną, didžiulio tvano metu, mūsų mitinio protėvio Nojaus išplausto išsiųstas balandis grįžta atgal ir parneša alyvmedžio šakelę. Reiškia, mirties vandenis atslūgo, gyvybės žemė netoliese. Pasaulio tautų teisuolio medalį įsteigė Yad Vashem institutas, įsikūręs Jeruzalėje. Jo averse pavaizduotos dvi rankos laikančios spygliuotos vielos gijas, kurios driekiasi aukštyn, išsipina ir apsupa žemę. Šiuo simboliu jo autorius išreiškia mintį, kad pasaulis egzistuoja, laikosi, sukasi dėl gerų darbų, tokius, kokius atliko gelbėtojai. Ir greta citata iš Talmudo: "Tas, kas išgelbsti vieną gyvybę, išgelbsti visą pasaulį." Kaip žinom, Talmudas tai žydų šventraščio komentarai. Toliau siūlysiu aptarti ketvertą dalykų: termino pasaulio tautų teisuolis kilmę, kriterijus, pagal kuriuos suteikiamas teisuolio titulas, pagrindinės pagalbos žydams formos ir pristatysiu duomenis, kiek galėjo būti gelbėtojų Lietuvoje ir visoje Europoje. Pastebėčiau, nors pasaulio tautų teisuolio titulą teikia konkreti institucija, visgi šis vardas kasdienėje vartosenoje yra tapęs
bendriniu žydų gelbėtojo sinonimu. Terminas pasaulio tautų teisuoliai kildinamas iš judaizmo tradicijos ir iš esmės egzistuoja 3 šio termino aiškinimai. Juo apibūdinami ne žydai, kurie atėjo į pagalbą žydų tautai pavojaus metu, jau gali būti apibūdinami teisingi pagal Dievo valią besielgiantys žmonės, o po karo šiam terminui buvo suteikta nauja reikšmė, juo apibūdinami žmonės, kurie gelbėjo žydus nuo nacių, rizikuodami savo gyvybę. Kad žydų gelbėtojas būtų pripažintas pasaulio tautų teisuoliu, jis arba ji turėjo karo metais veikti aktyviai, tai yra jo apsisprendimas ir valia aiški, veikimas sąmoningas ir aktyvus, gelbėti nesiekiant savo naudos, nes būdavo gelbėtojai, kurie padėdavo žydams už pinigus, o kai žmonės jau nebegalėjo mokėti, išprašydavo juos lauk. Asmuo turėjo rizikuoti savo gerovę ir gyvybę ir kai yra gelbėjimo veiklą liudijančių dokumentų ar žodinių liudijimų, šitie liudijimai svarūs, geriausia, kai jų yra keli. Kaip konkrečiai buvo gelbėjami žydai? Čia būtų 3 pagrindinių veiklų. Žydų slėpimas savo namuose, aprūpinimas netikrais asmens dokumentais, nes visi už geto ribų gyvenantys žydai turėjo netikrus vardus ir pavardes ir dokumentus. Pagalba žydams pabėgti iš getų ir koncentracijos stovyklų. Gelbėtojai padėdavo žydams ir kitaip. Įspėdavo juos apie gresiantį pavojų, pateikdavo informaciją, neždavo į getą maistą, vaistus ir palaikydavo moraliai. Kas grėsdavo gelbėtojams, jei naciai ir jų pagalbininkai išsiaiškindavo, kad jie slepia žydus? Mūsų kraštuose tai mirtis arba kalėjimas. Ar visada pagauti gelbėtojai buvo nubaudžiami mirtimi? Dalis išsisukdavo papirkę pareigūnus, dalis apsimetė, kad esą gelbsti žydus ne dėl pinigų, o kiti sakydami, kad nieko jie negelbsti, kad tai atsitiktiniai žmonės, kurie paprašė nakvynės ir štai dabar jie jų nepažįsta. Tačiau rizika šiai buvo didžiulė. Reikia turėti galvoje, kad naciai už žydų gelbėjimą bausdavo mirtimi visą šeimą. O kaipgi tuos gelbėtojus galėjo išsiaiškinti? Per išdavystes, kurias naciai skatino pinigais, rūkalais, svaigalais. Dalis gyventojų žydus išduodavo dėl antisemitizmo, kurį naciai kurstė, dalis dėl naudos, atlygio ir galimybės gauti žydų turto, dalis dėl konformizmo. Žinom, konformizmas tai prisitaikėliškumas, savo nuomonės neturėjimas arba atsisakymas. Tarkim, naciai paskelbė, kad žydus reikia persekioti, kad žydai yra bolševikai, kad jie yra niekšai ir parazitai ir tu, kadangi tai yra valdžia, tu jai paklūsti. Būdavo išdavysčių ir per neapdairumą kažkas išsitarė, taria žodį, kitas nugirsta, žinia pasiekia policijos ir nacių saugumo ausis. Skaidžiai gali skambėti nuobodžiai, bet juos turbūt irgi neprošal žinoti. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi yra apdovanoti 1663 Lietuvos piliečiai. Jadviešam pasaulio tautų teisuolio titulą buvo suteikęs 925 Lietuvos gyventojams, o iš viso, kalbant apie Europą, daugiau nei 28 tūkstančiams. Skaičiuojama, kad Europoje Antrojo pasaulinio karo metais galėjo būti nuo 100 tūkstančių iki 250 tūkstančių žmonių, ne žydų, kurie gelbėjo žydus rizikuodami savo gyvybę. Tai skaičiai nėra tikslus ir vargu ar galima juos nustatyti tiksliai. Ar tai daug ar mažai, galima svarstyti įvairiai, tačiau 41 metais turėkime omenyje, kad Europoje gyveno apie 500 milijonų žmonių, ar ne, tai dalis buvo vaikai, didžioji dalis suaugusiai, Lietuvoje 2,8 žmonių ir keli tūkstančiai gelbėtojų. Taigi kalbame, bet kokiu atveju, palyginti nedidelį skaičių, turbūt mažiau nei 1%. Apskritai daugelis gelbėtojų nėra žinomi, nes dalis jų žuvo per karą, dalis vengė viešumo, nes bijojo nukentėti nuo antisemitų ir sovietinės valdžios, kuri iš tikrųjų nežiūrėjo pozityviai į šią veiklą. Dalis nenorėjo viešumo, nes nemanė padarė kažką ypatingo.
Galite paklausti, kodėl žūvančių gelbėjimo kryžiaus kavalierių yra daugiau nei paskelbtų pasaulio tautų teisuoliais. Atsakymas – medžiagos rinkimo metodikoje. Tam, kad asmuo būtų paskelbtas pasaulio tautų teisuolių, tuo turi pasirūpinti išgelbėtėjai arba jų giminaičiai, kreiptis į Edvašemą. O mes Lietuvoje patys ieškome gelbėtojų. O kas ieško, tas randa. Bet ne skaičiai yra svarbiausia, o atskiros istorijos, nes prisiminkim tą citatą iš Talmudo, tas, kas išgelbsti vieną žmogų, išgelbsti visą pasaulį. Gelbėtojų veikla Europoje istorikai, psichologai, sociologai susidomėjo gana vėlai. Jis pirmiausia domėtasi nusikaltėliais. Nes viena vertus norėtų juos nuteisti, kita vertus bandyti įminti blogio paslaptį. Žymiausių nacių, kurie organizavo ir vykdė holokaustą ir kitus nusikaltimus žmoniškumui, apklausos buvo pradėtos iškart po karo. Siekta nustatyti, ar šie asmenys yra pakaltinami apskritai. Siekiu atsakyti klausimą, kaip jie galėjo vykdyti tokius žiaurius nusikaltimus. O gelbėjimas, jis turbūt rodėsi tarsi savaime suprantamas, gal netgi neįspūdingas. Tai nebuvo atvira kova gatvėse ar miškuose, kaip minėjau, su uniformom, skambiai šūkiais, o priešingai slapta, rutininė, kasdienė veikla. Užmegzti ryšį, išvesti iš geto ar koncentracijos stovyklos, paslėpti ir išlaikyti. Būta ir dramų šitoje veikloje, žinoma. Dramatiškiausias būdavo pirmasis epizodas, kai žmogus buvo išvedamas ir jeigu tai vaikas išnešamas iš geto, ir retkarčiais paskutinysis, nes turimais duomenimis apie 30 Lietuvos žydų gelbėtojų buvo sušaudyti. Minėjau, kad gelbėtojų veikla Europoje tyrėjai susidomėjo gana vėlai, tačiau įsimintinų įvykių būta. Štai 57 metais Amsterdame buvo įsteigtas Anos Frank muziejus, pasirodė Philipo Friedmano knyga Their Brother's Keeper ir pirmoji istorija šitoje knygoje 57 metų irgi yra apie Oną Šimaitę. Lenkai tuo metu domėjosi savo pogrindinę Žegotos organizaciją, tai buvo tokia didžiulė pogrindinė organizacija rūpinusi žydais, turbūt vienintelė tokia Europoje, tokio masto. Taip pat atliekami pirmieji samūs giluminiai interviu su gelbėtojais, kurių metu stengtasi suprasti jų elgesio motyvus, 70-metis. Sovietų okupuotoje Lietuvoje situacija buvo dar kitokia. Sovietų valdžia nebuvo linkusi kalbėti apie holokaustą dėl įvairių priežasčių, iš dalies dėl antisemitizmo, tai nusistatymo prieš žydus, iš dalies dėl nenoro leisti sustiprėti žydų tautiniai tapatybei, nes mūsų tapatybės stiprėja, kai mes prisimenam savo protėvius, ar ne. Iš dalies dėl kitokios ideologijos, Sovietų valdžiai labiausiai rūpėjo karinės pergalės. Būta išimčių ir čia skaidrėje mes matome Sofijos Binkienės sudarytą knygą Ir be ginklo kariai, 70-metis, šiaip unikalus leidinys, bet buvo laikotarpis Sovietų Sąjungos istorijoje, kada vadinamasis chruščiovmetis, atšilimas, kada pasirodė, laisvesnė atmosferai pasirodė tokių knygų, kurios negalėjo pasirodyti nei anksčiau, nei vėliau. 90-metyje vakaruose buvo atlikta fundamentalių istorinių sociologinių, psichologinių tyrimų, kurių metu siekta išsiaiškinti, kokie motyvai skatino gelbėti žydus. Ir šitie tyrimai tebėra nepasenę. Vėlgi skaidrėje galima susipažinti su ketvertų knygų Samuelio ir Pearl Olinerių altruistinė asmenybė, Nehamos Tets knyga When Light Pierced the Darkness ir Davido Gushio Writers Gentiles of the Holocaust. Taip pat Mordechajaus Paldėliaus knyga, tai čia klasikinė literatūra, kai pradedant domėtis gelbėtojais, šitas knygas būtų pravartu iš tiesų atsiversti. Iš pradžių atrodė, kad gelbėtojai tokie skirtingi žmonės. Visgi tyrimai parodė, jog būta vieno bruožo, kuris sieja juos visus. Tai aukšta empatija, kuri ir skatino juos elgtis altruistiškai. Žinom, altruizmas tai valingas asmens apsisprendimas gelbėti arba padėti kitam žmogui ne savanaudiškai, be jokio išorinio atlygio.
O empatija tai gebėjimas įsijausti kito žmogaus būseną. Šį bendrą visiems žmonėms gebėjimą galime įvardinti kaip moralaus elgesio pagrindą. Kažkas yra taikliai pasakęs, kad empatijos lygis rodo atstumą nuo tavęs iki kito žmogaus. Kartais šis atstumas dėl tam tikro auklėjimo ilgų šimtmečių žmonėmis, tarkim, nebuvo laikomi vergai, gali būti toks didelis, kad net šalia stovinčiame žmoguje gali nepamatyti žmogaus. O kartais toks mažas, kad kito skausmą gali išgyventi kaip savo. Nacių propaganda tą atstumą siekia dirbtinai didinti, stengdamas įvaizduoti žydus kaip ne žmonės, o kaip antirasę, faktiškai kaip kenkėjus, kuriuos reikia išnaikinti. Labai keista ir atrodytų beprotiška pažiūra. Pradžioje minėtos bibliotekininkės Onos Šimaitės biografija buvo išskirtinai aukštos empatijos pavyzdys. Toji empatija, vedusi į altruizmą, jos gyvenimą išryškėjo labai anksti. Jaunystėje studijavo pedagogiką, dirbo su neįgaliais vaikais, beglobiais vaikais. Tai yra tais, kuriems reikia labiausiai pagalbos. Įsimintinas ir gydytojas Petras Baublys, vaikų gydytojas, jis slėpė žydų vaikus Kauno kūdikių namuose. Monikos ir Andriejaus Kalendrų šeima, matome jos nuotraukai. Jie buvo taikaus pasipriešinimo šalininkai, tolstojininkai. Tas populiarus judėjimas buvo iš tiesų įvairiose šalise. Arba kitas pavyzdys, kuris man kažkaip daro išties įspūdį, būsimasis mąstytojas Justinas Mikutis. 41 metais jis buvo Kretingos pranciškonų gimnazijos mokinys arba ką tik ją baigęs. Kai naciai ir jų bendradarbiai Kretingoje ėmė varyti žydus į sušaudymo vietą, Mikutis, vienintelis miestelio aikštėje, protestavo ir šaukė: yra žydas, yra žydas. Toliau pasakoja, kad jam vienas iš nacių įrėmė pistoletą ir sako: aš tada vis dėlto nesutikau mirti ir atsitraukė. O Vyžuonų parapijos kunigas Ignas Ragauskis, dėja neradau jo nuotraukos, pamokslų metu atvirai pasmerkė žydų žudikus, slėpė pas save kelias žydes, vėliau buvo uždarytas į kalėjimą ir sušaudytas kartu su žydais. Šių dienų neuromokslininkai teigia, jog empatija nėra vien tik tai idėja, bet gebėjimas įsišaknijęs mūsų prigimtyje. Tyrimų metu pastebėta, kad asmeniui stebint kito asmens kančią aktyvuojasi tos pačios smegenų sritys, kaip išgyvenant savo individualią kančią. Visgi to išgyvenimo intensyvumas priklausomai nuo žmogaus skiriasi. Ir tada kilo klausimas, kas lemia šitą skirtumą, tą skirtingą empatijos lygį, kuris skatina žmonės elgtis altruistiškai arba savanaudiškai. Ir tai išties svarbus klausimas, o atsakymas gana paprastas. Vaikų auginimo ir auklėjimo būdas ir šeimos etosas vertybės. Tyrėjai pastebėjo, kad daugelis būsimųjų gelbėtojų užaugo emociškai, psichologiškai saugioje, atliepiančioje ir vertybiškai skaidrioje aplinkoje, kurioje dominavo pagarbūs santykiai. Tai leido susiformuoti aukštai jų savivertė ir empatija. Gelbėtojai žymiai dažniau liudijo, kad jų ryšiai su tėvais buvo artimi, o auklėjimas grindžiamas, kaip minėjau, abipusę pagarbą, geranoriškų aiškinimų, bet ne baudimu ar diktatu, kaip tuomet iš tiesų buvo įprasta. Psichologų teigimu ir patirtis tą rodo, kad toks auklėjimo būdas leidžia išugdyti empatiškas, jautrias, savimi ir pasauliu pasitikinčias asmenybės, kurios nebijo eksperimentuoti, kurios yra savarankiškos ir kurios nemano, kad stipresnio dominavimas yra savaime suprantamas dalykas, normalus veikimo pasaulyje būdas, ar ne? Tai žmonės su išugdytų stipriu teisingumo jausmu, kuris užgožia baimę. Tokia buvo redaktorės Sofijos Binkienės šeima. Sofija Binkienė, galima sakyti, kad žydų gelbėjimą užėmė centrinę vietą. Jos namai buvo atviri visiems, kuriems reikėjo pagalbos. Įspūdinga istorija, galima ją pasigilinti. Gelbėtojų tėvai taip pat daug dažniau nei stebėtojų arba bystanderių, tėvai akcentavo ryšio su kitais žmonėmis svarbą. Paslaugumą, svetingumą, rūpestingumą ir meilę. Tai yra tas minkštasias vertybės. Ir daug mažiau akcentavo turtą, uždarbį,
ar statuso, pozicijos visuomenėje siekimą. Pastebėta ir tai, kad būsimųjų gelbėtojų tėvai dažniau bendravo su įvairesniais žmonėmis, kurie nepriklausė jų socialiniui sluoksniui arba kitų tautų atstovais, bei buvo linkę padėti kitiems, tas labai svarbu, padėjimo kitiems tradicija. Galima sakyti, kad gelbėtojai bendraudami su savo gelbėjamaisiais pratęsė tą patį dėmesingą, atliepiantį bendravimo modelį, kuris dominavo jų tėvų namuose. Tiesą pasakius, gelbėjamiesiems, net ir suaugusiems, gelbėtojai tapdavo antrais tėvais, kurie rūpinasi drausme, maistu, pasakoja, kas vyksta pasaulyje, ramina ir palaiko. Čia beveik ne metaforiškai. Labai jautriai apie savo gelbėtoją yra rašęs vienoje lietuvių šeimoje išgelbėtas būsimas rašytojas Icchokas Meras. Bet kas mane visą laiką gelbėjo, slėpdama nuo svetimų akių, maudydama, kad niekas nematytų, valgydindama, kas nelių daugiau nei savo vaikus ir priglausdama prie širdies ar mielų žodžių pakalbindama dažniau nei savuosius, vesdama greitom į mišką, jei iš tolo pamatydavo artėjant nepažįstamus, tai buvo Bronislava Dainauskienė, visai besistengianti ne tik išgelbėti man gyvybę, bet ir sušildyti prarastą motinišką šilumą. Taigi atsakymas, kas lemia aukštesnį empatijos lygį, yra labai paprastas. Vaikų auginimo ir auklėjimo būdas bei šeimos vertybės. Ir priešingai, kai vaiko poreikiai kūdikystėje ir vaikystėje neatliepiami, kai jiems tenka augti psichologiškai nesaugioje aplinkoje, formuojasi asmenybės turinčios žemą savivertę, lengvai paveikiamos ir konformistiškos. Tokie žmonės, susikloščius sudėtingai istoriniai situacijai, rizikuoja virsti paklusniais įstatymų vykdytojais ir netgi nežmoniškų įstatymų. Ieškantiems atsakymų, kaip atsitinka, jog kai kurie asmenys susikloščius tam tikroms aplinkybėms virsta sistemos varžteliais, manau, būtų pravartus Michaelio Hanekės filmas Baltas Kaspinas, čia 2009 metų filmas. Šita kino juosta atskleidžia tai, ką Jamesas Gilliganas, psichiatras, ilgus metus dirbęs kalėjime, jo knyga yra išversta į lietuvių kalbą, labai įspūdinga, vadinasi Smurtas. Tai, ką Gilliganas vadina asmenybės arba sielos mirtimi. Šveicarų psichoterapeutė Alice Miller yra pastebėjusi, nėra nusikaltėlio, kuris vaikystėje nebuvo auka. Tai neišteisina, bet daug ką paaiškina. Ir šis filmas yra būtent apie tai. Nepamirštamas labai galingas filmas. Ištyrusi diktatorių ir masinių žudynių vykdytojų vaikystę, Miller padarė išvadą, jog visi tie žmonės, cituoju, vaikystėje patyrė neįsivaizduojamų žiaurumų, tačiau tai uoliai neigė. Jos manymu, šis neigimas vertė juos, jau suaugusius griebtis keršto, neapykantą ir baimę, savo bejėgiškumą, perkeliant ant nieko dėtų žmonių. Kalbam apie žydus, bet būtų ir armėnų, žinom, 915 metai, pirmasis 20 amžiaus didysis genocidas. Kitaip tariant, kaip mumis rūpinasi vaikystėje, kaip į mus žiūri, taip ir mes tikėtina, eisime per gyvenimą. Ar ginsime kitus žmonės, ar stovėsime šalia, ar naudosime jų nelaimę. Kaip minėjau, gelbėtojų buvo santykinai mažai. Ar tai reiškia, kad Europoje buvo tik tiek žmonių, kurie augo mylimi, emociškai ir psichologiškai saugioje aplinkoje? Žinoma, kad ne. Tokių žmonių buvo tikrai daugiau. Bet kodėl tada gelbėtojų buvo santykinai nedaug? Ir čia klausimas, kurį verta, aišku, apmąstyti. Čia man atrodo, kad tyrėjas Davidas Gušis gerai pasakė, kad ir kaip bandytum suprasti jų elgesio motyvus, vis dėlto yra daug kelių į teisumą. Galima taip sakyti, kad apsisprendimą gelbėti lėmė situacija, asmens charakteris, ir asmens ligtolinis gyvenimas. Ar būtų jame altruizmo. Sakyčiau, kad svarstyčiau, kad karo metais iš ties buvo Lietuvoje labai daug žmonių, kaip ir kitose šalyse, kurie empatizavosi su žydais, bet ne visi pasiryžo veikti aktyviai. Alice Miller cituota, kuri tyrinėjo diktatorių ir masinių žudynių vykdytojų vaikystę, pateikė įrodymų, jog egzistuoja tiesioginė sąsaja tarp vaikystėje patirto emocinio psichologinio atšiaurumo ir globalių žiaurumų, tokių kaip holokaustas. Ir čia yra dar viena tema, kurią būtų galima
išskleisti, aš įsivaizduoju, etikos pamokų metu ir istorijos pamokų metu. Tai būtent vyraujanti berniukų auginimo auklėjimo kultūra, kurioje nuo mažų dienų jie mokomi, gal dabar mažiau, bet 20 amžiaus ir 19 amžiaus sandoroje ypač, buvo mokomi atsiriboti nuo jausmų pasaulio, skatinami ignoruoti, slėpti švelnius jausmus. Ir čia galima atsiversti Dano Kindlando ir Michaelo Thompsono knygą Augant Kainui. Man atrodo, jinai daug ką irgi paaiškina. Kodėl ypatingai vyrai iš tikrųjų dalyvauja ar vykdo tokius nusikaltimus. Savo paskaitą norėjau pavadinti aukso taisyklės gynėjai. Manau, kad irgi vykęs pakankamai pavadinimas. Ir kas yra toji aukso taisyklė? Ta taisyklė randama Evangelijoje pagal Matą. O ten yra rašoma taip. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs jiems darykite. Žydų gelbėtojai buvo kaip tik tokios taisyklės gynėjai. Jie nacių elgesį su žydais priėmė kaip iššūkį fundamentaliai, bendrai ir tarsi savaime atpažįstamai etiniai vertybė, jog visi žmonės yra susiję, lygus ir viens kitam įsipareigoja. Kaip gali juos persekioti? Skaičiuojama, kad išgelbėti vieną žmogų reikėjo 10 kitų žmonių, tų, kurie slėpė ir perdavinėjo į kitų rankas, ryšininkų. Juos galima apibūdinti kaip rūpesčio žmonės. Ir skaidrėje matome ūkininkų Straupių į Žemaitijos šeimą, kuri kartu su kaimynais Kerpauskais savo namuose išgelbėjo daugiau kaip 20 žydų. Jūs duokit savo šeimą didelę ir dar 20 kitų žmonių. Išskirtinį vaidmenį gelbimo procese suvaidino bendruomenių lyderiai, kurių namai tapo neformalių gelbėtojų centrais. Minėjau Sofija Binkienė. Tarp gelbėtojų buvo nemažai gydytojų, juos vedė Hipokrato priesaiką saugoti kito žmogaus gyvybę, kunigų, vedinų meilės savo artimui idealą, inteligentų, kurios vedė humanizmo, krikščioniško arba pasaulietinio idealai. Ir šie inteligentai bendradarbiavo su ūkininkais, kurie Lietuvoje tada sudarė apie 80% gyventojų. Labai dažnai iš geto išvesti žmonės iš pradžių pagyvendavo pas gelbėtojus mieste, o tada gelbėtojai pasirūpindavo, kad jie būtų nugabenti į kur nors atokiau, į provinciją, dažniausiai pas savo giminės ir artimuosius, ar šiaip patikimus žmonės. Beje, būtina pastebėti, kad daugelį gelbėtojų sovietai po karo ištrėmė į Sibirą. Ne dėl to, kad gelbėjo, bet kad apskritai buvo aktyvūs ir pilietiški žmonės. Čia galima pabėdėti ir pedagogą, ir publicistę Stefaniją Ladigienę, ir kunigą Bronių Paukštį, ir Kateriną ir Benediktą Bagdanavičius iš Darbėnų, kuriuos matome skaidrėje. Minėjau, kad gelbėtojų istorijomis istorikai, psichologai, sociologai susidomėjo gana vėlai. Taip pat sakiau, kad tam galėjo turėti įtakos, tokia tarsi slapta ir tarsi neįspūdinga gelbėtojų veikla. Išties, sakydami žodį herojiškumas ar didvyriškumas, girdime, man atrodo, kad senąją tą graikišką šio žodžio reikšmę. Heros tai yra pusdievis, gimęs toks iš žmogaus ir Dievo pusdievis, taip. Ir siejame su išskirtiniu pasižymėjimu kare, herojus. Tačiau gelbėtojai buvo kitokie herojai, kitokie kovotojai, ir būtent tylieji ir kantrieji. Joks gelbėtojas nebūtų išsivertęs be ištvermės, nes tarp pavojingų epizodų būtų daug rutinos. Slėptuvių parinkimas, įrengimas, aprūpinimas maistu, savo šeimos ir gelbėtojų, maisto gamyba, sanitarija, aplinkos stebėjimas, daug rutinos. Ir būtent kasdienybėje per paprastus veiksmus ir ištvermę atsiskleisdavo gelbėtojų herojiškumas. Reikėtų pabrėžti, kad gelbėtojai nežinojo, kiek laiko jiems reikės gelbėti, galbūt keletą savaičių, mėnesių, gal metus, o gal nacija laimės. Niekas ilgai negalėjo žinoti to. Tas apsisprendimas buvo čia ir dabar. Ar ne? Tu matai žmogų, kuriam reikia pagalbos ir atsakai jam taip. Sprendimą gelbėti, žinoma, priimdavo suaugusiai, tačiau gelbėjime visada dalyvaudavo visa šeima, kartais netgi bendruomenė.
Vaikams būdavo prisakyta nežodeliu neprasitelkti apie slepiamus žmonės, buvo liepta stebėti aplinką, ir iškart pastebėjus besiartinant pašalinius asmenis įspėti. Labai dažnai gelbėjami žydų vaikai labai suartėdavo su lietuviukais ir tapdavo jų broliais ir seserimis. Čia irgi ne metaforinė prasme, iš tikrųjų. Labai pačiais artimiausiais žmonėmis. Pabandykim apibendrinti. Galima teigti, kad gelbėtojų apsisprendimai įrodė, kad žmonės nėra istorijos pastumdėliai. Tiksliau, gali nebūti istorijos pastumdėliais. Kuo lengva teisintis ištikus sudėtingai istoriniai situacijai. Bet subjektai, aktyviai veikiantis, autonomiški, gebantys peržengti natūralų egocentrizmą, susitelkimą į save, ir etnocentrizmą, susitelkimą į savo tautą žmonės. Taip pat žmonės įveikia baimės emociją, o baimę gelbėtojai, kaip ir visi normalūs žmonės, jautė ir dėl savęs, dėl savo artimųjų. Apsisprendimas gelbėti buvo auklėjimo metu įgytų vertybių, o tos vertybės tai prigimtinio žmogaus kilnumo, gyvybės šventumo, globos ir užuojautos teigimas ir išugdytų charakterio savybių raiška. Žydų gelbėjimas išreiškia esminį bendrą etikos principą. Mylėsi, o tai reiškia rūpinsis, sinonimas, mylėsi savo artimą kaip save patį. Arba, kaip minėjau, tą taisyklę iš Mato Evangelijos. Tad visą, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs jiems darykite. Savo paskaitą pradėjau nuo simbolių. Galbūt ją irgi panašiai norėčiau pabaigti. Pasaulio teisuoliu pripažintam asmeniui, Jadvašeme galima pasodinti medį, ar ne? Jį pasodina, jeigu gali pats gelbėtojas, kalbam apie senesnius laikus, arba jo artimieji, vaikai, kartu su išgelbėtaisiais. Man buvo įdomu sužinoti, kad koks tai yra medis. Galvojau iš pradžių, kad alyvmedis, bet iš tikrųjų tai yra saldžiavaisis pupmedis arba saldžioji ceratonija. Dar kerbo medis irgi vadinama. Tai visus metus žaliuojantis medis, vedantis saldžius vaisius. Atrodo labai taip irgi metaforiška ar neiškalbinga. O koks galėtų būti mūsų kraštų medis, galintis simbolizuoti gelbėtojus? Žinom, Vilniui Čiūnė su Gihara pagerbė sakurų alėją. Galbūt galėtų tai būti gluosniai, prisikėlimo ir nemirtingumo simbolis, arba obelis, o gal alyvų sodas. Koks gelbėtojų sodas galėtų atsirasti Lietuvoje? Dalis iš jūsų dalyvaus literatūros konkurse, kurį paskelbė Žydų muziejus. Nuostabus konkursas. Savo darbuose rekomenduočiau pamastyti apie keletą dalykų. Herojiškumo sampratą, apie empatiją ir altruizmą, apie tai, kas yra savas ir svetimas, kas yra artimas ir tolimas. Ir taip pat, pavyzdžiui, ar moralu rizikuoti savo šeimą dėl kito asmens, pažįstamo ar nepažįstamo. Šiaip ar taip linkiu rasti savo istoriją, kuri jūs įkvėptų. Kiekviena iš tų istorijų yra nepamiršti. Sėkmės.